Na tai ką, sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas ir šiandien laidelėje matysite. Tai ką, atvažiavau prie Dubysos ir tikslas yra šapalas. Pasiėmiau dugninę meškerę. Bandžiau suplūdę, nežinau, palauk, bandžiau Dubysoj. Buvom atvažiavę, buvau nuvažiavęs į Nėrį. 2 kartai, nei vieno kibimo, nieko nepagavau, nežinau. Pabandysim su feederiu, tikiuosi pagausim, nes jau bus 3 žvejyba gaudant šapalą ir tikiuosi, kad 3 kartas nemeluoja. Nežinau, rišam sistemėlę. Bandysim kažkiek pasijaukinti ir mes meškerę ir bandysim gaudyti šapalą. Tai čia realiai yra viskas, ko man šiandien reikės. Tai naudosiu švinuką, nenaudosiu šėriklėlės. Šiaip turiu minčių, bet jeigu nekips, tai manau ryšim ir dėsim šėriklėlę. Iš šėriklėlę dėsim jauką, tai bus batonas su kukurūzais. Bet pabandysim su švinuku, pasimaišysim jauką, pasidarysim iš batono ar kukurūzų ir pabandysim tiesiog iš rankytės pamėtyti tokią tam tikrą vietą, kur mesim savo masalą. Tai va, to jeigu nekips, tai nežinau, bandysim ryžti kaip inlaino, panašiai kažkas kaip ar paternosterio sistemėlė. Tik tai vietoj švinuko dėsim šėriklėlę, iš šėriklėlę dėsim jauką, ant kablio dėsim batoną arba kukurūzą ir mesim į tašką. Tai va, ką man šiandieną reikės, tai sistemėlė, žinokit, čia labai viskas paprasta. Imu vieną stopmazgį, veriu ant pagrindinio valo. Va, uždėjau stopmazgį. Tada imam suktuką. Ne suktuką, galvoju. Kas sirenos kol pradėjo, karas gal? Dabar dedu atvadėlį. Antrą stopmazgį. Va, kas gaunasi. Ir dabar ant pačio galo dedu paprastą suktuką. Dabar švinuką. Ir va, kas gaunasi, kokia gaunasi sistemėlė. Švinukas eina ant galo, čia gaunasi atvadėlis. Prie šitos vietos ryšime pavadėlį. Ir su šitais stopmazgiais, ką mes darysim, reguliuosim gylį. Va. Ir visa, žinokit, paprasta sistema. Dabar rišam pavadėlį. Pavadėlį naudoju kaip ir feederį, nežinau, tikrai geras valas, matriksiuko. Galite įsigyti žuklės parduotuviai. Tai va, šapalą gaudant, sakyčiau, tikrai nusiplonint nereikia. Šapalas tikrai stipri žuvis ir nu, kaip pasakyti, neploninkit valų, sakyčiau, geriausias variantas tarp 0,14 ir 0,16. Nemune, gal kokiam gal net ir iš 0,18, nežinau, nes ten žuvis tikrai skiriasi dydžiu. Čia Dubysa tokių, manau, šapalų gal ir yra, bet pagauti yra tikrai sunku. Tai va, tai dabar ką, ryšam pavadį tikrai ryšim ilgą, galbūt kokio netgi metro. Rekomenduočiau tikrai nuo kokio, nežinau, pradėti bent jau nuo kokio 80 cm iki 1,20 m. Kartais net tikrai žmonės riša gal po 1,5 metro pavadį. Nu, čia sakau, priklauso nuo situacijos, nuo jūsų fantazijos. Jeigu tikrai žuvis kimba, tai ten užtenka iki metro pavadėlių tikrai sočiai. Tai va, tai ką dabar, kokius kabliukus naudoju? Nežinau,
šiam sezonui pabandysiu, naudoju va tokius Fudo. Man jie kuo labai patiko, kad turi ilgą kotą. Va, nežinau ar matosi, bet va, yra ilgas kotelis, kas mums labai gerai, kai mes spaudžiam batoną, mums reikalingas ilgas kotas. Apspaudžiam čia batoniuko, kabliukas lieka, nežinau, labai patiko, tai nusprendžiu pabandyti. Šiaip naudodavau paprastus kabliukus, nežinau, Kobros, va, 8 numerio, viskas su jais būdavo gerai, bet čia kotelis tikrai trumpesnis, galiu ištraukti, parodyti pavyzdžiui. Nu, va, nežinau, ar matysis, bet va, matot, ant kiek yra trumpesnis kotas va šito kabliuko. Tai va, plūdį naudoju avižėlę. Nu, plūdiniai meškeriai dedu avižą, nežinau, vis tiek avižėlė atlieka savo darbą, labiau skandina batoną, ne taip kelia į viršų ir panašiai, bet gaudom su dugninė, tai šį kartą apie dugninę. Tai va, tai dedu Fudo, pala kelinto čia šį dedu, 6 numerio kabliuką, ar ne 6, taip 6 numerio. Dabar rišam pavadėlį, čia kur suktuk šitas atvadėlis. Kabiname čia mūsų pavadį ir viskas. Va, paprasta sistemėlė. Įsitempia šita vieta, su šitam amortizuojasi ir visas šapalo kibimas gaunasi tiesiai į viršūnėlę. Reikia tik tai užsekt. Tai tiek apie sistemėlę, nežinau, dabar dėsim ant kabliuko batoną ir po truputį vaikščiosim ir ieškosim žuvies. Rišant sistemėlę padariau klaidą. Matot, kas iš mano pavadėlio liko? O, kaip jis susiseka. Ir kodėl? Aš kažkaip galvojau, kad pas mane va šitoj vietoj yra suktukas. O jo iš tikrųjų nėra, tai Bliau, čia kaip kvailai gavos, bet nereikia dėti suktuko. Nu, atvadėlio, reikia dėti karabiniuką su suktuku tam, kad batoną vis tiek veikia srovė, jis sukiojasi ir kad mums suktukas atsuktų pavadėlį, nes kas dabar gaunasi, pas mane viskas tiesiogiai, nėra kaip jam suktis. Ir sakau, va, pasižiūrėkit, kas liko iš pavadėlio. Matot? A, kaip susukė batoną pavadį. Tai einu greitai pasitaisysiu. Tai va, dabar persirišau, tai suklydau truputėlį. Kažkaip galvau, kad šitas dalykas turi suktuką, bet jis neturi. Ir po antro permetimo pamačiau, kad mano visas pavadėlis yra susisukęs. Tai va, sistemėlė dabar gaunasi va tokia. Čia suktukas, kad kai batonas sukasi, jis mums atsuktų ir nesusuktų pavadėlio. Tai čia yra, tai pataisau apie sistemą, nes truputį susivėliau. Supirkau 2 batonus dėt ant kabliuko. Nežinau, ar tiek reikės, bet nusipirkau 2 pigesnius variantus jaukinimui ir turiu beveik 1 litrą kukurūzų. Tai ką darysim, dėsim batoną, šlapinsim vandeniu, pilsim kukurūzus. Turiu šį pasiėmęs ir žirklutes, gal pabandysim pakarpyti kukurūzą. Matysim, bet pirmą jaučiu pasidarom pirmą metimą, be jokio šėrimo. Pasimaišysim jauką, galbūt sulauksim ir pirmo kibimo. Tai va dabar apie batono uždėjimą. Imam batoną, svarbiausia, kad jis būtų labai minkštas. Šitas toks batonas ir yra, tikrai rekomenduoju. Imam nemažą gabaliuką. Dabar ką darom? Imame kabliuką, dedame jį per vidurį ir va šitą vietą tiesiog o taip sukame. Ir gaunasi va tokia kirmelytė. Per vidurį gaunasi kabliukas. Šita vieta sušlampa ir gaunasi toks kaip snarglys ir šapalas kai čiumpa, va, tiesiai man į pirštą, iškart kabliukas jam į lūpą. Taip pabandykit, tikrai nepaeksperimentuokit, paimat va taip, sukat.
Gaunat va tokią kirmelytę ir ką? Metam. Pirmą kibimą, sakau, pirmą metimą ir galbūt netyčia ir pagausim. Kažkur pusė. O. Dedam kukurūzų. Visą šitą einam pašlapinsim vandenuku. Ir vakas gaunasi batonas ir kukurūzai. Ir po truputį iš rankytės į tą vietą, kur užmetėm savo masalą su batonu. Nu, kažkur masalą laikiau apie 9 minutės. Batonas dar vietoj. Tikrai ilgiau įsilaiko, žinokit, negu ant plūdės, kai žvejoj. Nu, dar pabandysiu kelius permetimus pasidaryti ir bandysim eiti 15 metrų tolyn. Ir bandysim ieškoti. Va, masaliukas. Taip norėtus tą šapalo kibimą pamatyti. Ding, ding, ding. Nesakau, bandžiau 2 kartus su plūdė gaudyti. Buvau iš šitą vietą į Dubysą atvažiavęs, tai dabar vanduo žiauriai nukritęs, kokie, nežinau, 3 metrai. Bandžiau į nerį nuvažiuoti. Neturėjau nei kibimo, nei kažkokio prisilietimo. Kažkaip pagalvojau, gal dar truputį anksti ir pabandyti pagauti su dugninė, nes galbūt tas šapalas guli savo ant dugno ir to, kai suplūdė leidai, vis tiek tas batonas eina pasroviai. Ir jis gal nenori vaikytis to masalo. Nu, ta prasme, gal jam net neįdomu dar. O vat su dugninė mes užmetėm ir batonas vienoj vietoj. Ir jeigu ten kažkur netoli yra šapalas, tai manau tikrai gali jį išerzinti ir jis gali čiupti batoną. O kai jam batonas tas praplaukia pro nosį, tai jam iš tikrųjų galbūt dar neįdomu. Nes vis tiek dar tik tai... Palauk, koks dabar čia mėnuo? Kovas. Dabar vis tiek tik kovo mėnesis. Tai galbūt kai anksti dar jam, nes vis tiek, kai vanduo pašyla, nusistovi upės lygis, išlenda šiluma, tas šapalas vis tiek suaktyvėja, jis pradeda ieškoti maisto, o dabar jis galbūt toks tinginys guli kažkur prie dugno ar kažkur pasislėpęs. Ir kad jam tas batonas praplaukė, jam visiškai neįdomu. Tai vat, manau, su dugninė yra dabar daugiau šansų pagauti negu su plūdė. Nu ir pabandysim tą teoriją sulaužyti, nežinau. Jeigu pagausim, tai teoriją ir sulaužysim.
pakeitėm vietelę. Pabandysim tyliai pabūti. Nu va, pakeitėm kardinaliai vietelę. Nu ir atvažiavau į Nemuną. Nu, pabandysim Nemune. Pas upių tėvą Nemuną. O. Skenda. 5 gramų. Stovi. Net keista. Nu ką, pabandysim. Čionai. Pabandysim pajaukinti truputį. O aš tiek nedametu. Nedametu tiek. Nu ir pabandom gal ant kukurūzų. Kokius 3 uždėsim ant kablio. O toks masalas. Nu tai ką, keičiam dar vieną vietą, bet kitos vietos tikrai nebekeisiu, tai važiuojam į kitą vietą ir bandom sugauti tą šapalą. Nu tai atvažiavau į Turžienus. Nu pabandysim čia, nežinau, jeigu čia nepagausim, tai neįsivaizduoju. Nusimečiu fideriuką, čia šiaip visi. Dauguma visi suplūdę žvejoja, bet žmonių čia nėra, nu ten toliau, bet šiandien tikrai nemaišysiu. Jeigu ką ten yra vietelė, aš pasitrauksiu. Nu ir ką, pabandysim čia, nežinau. Tikiuosi pagausim, nes jau truputį ir atsibodo iš vietos į vietą. Nu pažiūrėsim. Turi žuvį.
Pagaliau. Įsipurvinai. Pirmas šapalas. Kiek tu man šapalėnzai išėdai nervų? Žiūrėkit, koks gražuolis. Kiek jis man nervų sėdė visą dieną, kiek dabar čia kokių pusė 6 gal jau. Jau net nebetikėjau. Oi. Nu, plauksi. Ne, va, dar stupi. Yes! Tik pakeičiau čia, sakau, į šoną truputėlį, paėsiu vietelę, pirmas metimas, bum! Kiek džiaugsmo atnešiais man dabar čia, tai šaikis. Gerai, bandom, kartojam viską ir gal pagausim ir antrą. Eina savo kaip gerai. Visą dieną. Bet jau kibimas, tai feederis skrido nuo to kuolo. Į telefoną buvau užsižiūrėjęs, pakeliu galvą, viską čia man skatojau, iškirtau. Dar man atrodo net ir pargriuvau ant tos košės. Svarbiausia, žuvį pagavau. Visą dieną, Dubysą, Nemunas, o ant pačią galą dar nerį aplankėm. Bent jau vieną žuvį pagavom. Eina savo, tai kur jie buvo visą laiką, aš tai nesuprantu. Kiek čia tų valandų? Pusė 6. Ir ant batono. Čia jau čia reikia man greitai traukti, nes bus labanakt. O gal ir praeis. Praėjo viskas gerai, neužsikabino. Nu pagaliau pirmas šapalas. Kovo, pala, koks čia mėnuo dabar. Kovo, sakiau, šiandien neatsimenu. Kovo 18, pirmas šapalas. Visą dieną, visą dieną. Jau galvojau, tikrai nieko nebepagausiu. Bet va, prašau, prašovė. Liuks. Nusivalom žolytės. Ajajai, kaip gerai. Bet jau sakau, visiškai nebetikėjau. Nu kur tu visą dieną? Bet vienas vis tiek užkibo. O toks man saliukas. Opapa. Kaip jis mane pradžiugino dabar, tai jūs neįsivaizduojat. Šakis. Nu tikėkimės, gal dar antrą pagausim, bet jeigu jau ir antrą nepagausim, nors vieną, atsidarėm.
Na tai turbūt viskas, pasidariau paskutinį permetimą, kelios minutės lėksiu namo, nes jau beveik po 6-5 minutės, tai toj pradės tempt. Tikrai sekėsi sunkiai, nežinau, kelio žvejybas bandžiau tiek plūdę, dabar va pasiėmiau dugninę meškerę, vienas kibimas, vienas šapalas. Tikrai kai šapalai kimba, galima jų pagauti ne vieną ir ne du, tikrai kai jie kimba ir aktyvus, bet šiam kartui galbūt sakyčiau, kad dar gal anksti. Atrodo, kad ir pavasaris, mums galbūt, kad ir šilta, bet žuvis gal yra neaktyvi, ji taip nekimba. Tai vat, manau, mano teorija pavyko, kad suplūdę, kai mes leidžiam batoną pasroviai, šapalas nereaguoja, jam visiškai neįdomu pamatė, jis neaktyvus, jam nepatinka. O vat, kaip matėt, atėjau į naują vietelį, kaip ir sakiau, pirmas metimas užmečiau panosim, tą batonas jam sukėsi, jį išerzino, jis ir atakavo tą batoną. Tikrai tas šapalas mane pradžiugino, nes galvau, tikrai vėl bus tuščia žvejyba, nes taip norisi jum laidelę parodyti, bet ką ten be žuvies, vis tiek smagu, kai vieną kitą kažką pagauni. Tai vat, kaip visada jums noriu pasakyti, ačiū, kad žiūrit, būtinai šaikausi, prenumeruokite kanalą, patikėkit, kuo daugiau jūsų, tuo daugiau noro kurti, didesnė motyvacija man. Noriu taip pat padėkoti Žūklės kolektyvui už rėmimą, už pagalbą, už patarimus ir visą kitą. Tikrai jūs pasinaudokite progą ir jūs, susukite žūklę, tikrai vyrukai patars. Tiek fideriui, tiek plūdį, tiek spiningavimui. Nebijokite, eikit, klauskit, tikrai būkite drąsus ir tikrai jums padės. Tai va, o aš šiandienos tą žūklę baigiu, važiuoju namo, šapalą pagavau. Tai va, iki kitą kartą vėl susitiksime mes prie vandens, su jumis buvo Žvejybos kanalas ir iki.